Tai sveiki, pažiūrėkime šiandieną tokį klausimą, pasigvildenkime, kas geriau, ar būti klientais, ar partneriais ir teikime iš eilės. Prieš pradedant tą temą nagrinėti, iš tiesų yra toks vienas esminis momentas, ką mes turėtume žinoti, kad su kokia kompanija bendradarbiavame, apie kokią kompaniją kalbam, tai esame pasauliniai klimato lyderiai ir tai yra ne šiaip su už piršto laužti pasakymai, tai yra pripažinta Financial Times ir Statistos, tai yra jau tarptautinių lygmenių įvertinimas ir matote, kad iš tiesų praktiškai visur yra 100%, tik vienoje vietoje, kad mes naudojam 99% produktų, pakuočių ir katalogų popieriaus yra iš patikimų sertifikuotų šaltinių arba perdirbtų medžiagų, kad absoliučiai esame labai atsakingas gamintojas, atsakinga kompanija, bendradarbiaujam su atsakinga kompanija, nes ir biologiškai skleidžios formulės, ir yra CO2 gamyboje, reiškia, nedaro poveikio žalos gyvai mūsų gamtai, ir iš atsinaujinančių išteklių naudojama elektra visose Oriflame valdomose vietose, tiek gamyboje, tiek visur. Tai iš tiesų turim kuo pasidžiaugti ir per mažai patys apie tai kalbam ir per mažai patys tą įsivertinam. Na ir dabar, jeigu žengti iš eilės, tai pasižiūrėkime klientai. Nes, kaip žinia, galimybė yra rinktis, kad kiekvienas prisijungęs ir atėjęs į kompaniją, jisai gali turėti du variantus. Jisai gali būti kompanijos klientas arba jisai gali būti kompanijos verslo partneris. Taigi pradėkim nuo klientų. Klientai jungiasi nemokamai ir gauna iš karto nuo pat pirmos dienos, kai tik pradeda startuoti, gauna privalumus. Ir vieno privalumo neatskleisiu, palieku klaustuką, jį pamatysime šiek tiek vėliau, bet pagrindinis tai dalykas, kad yra nuo 15 iki 25% grįžtamoji nuolaida. Ir greičiausiai čia šitoje vietoje kyla klausimas, tai kaip čia dabar? Lyg tai žinom, kad 15, dabar 25%. Tai 25% yra tuomet taikoma tiem gaminiams, jeigu yra daroma Velosofy prenumerata. Tai reiškia, jeigu jūs į savo krepšelį naujokas įsideda Velosofy prenumeratą su pirmoju užsakymu, tai jisai gauna visiems gaminiam, kurie kiti yra 15%, o Velosofy, reiškia, gaminiui ar gaminiams gauna 25% iš karto. Tada yra nemokamo pristatymo pasiūlymas, yra galimybė, ir yra 10% dalinimosi nuolaida. Ir einant iš eilės, žingsnis po žingsnio, tai yra kiekvienas klientas apdovanojamas už lojalumą visada. Ką tai reiškia? Tai reiškia, klientas atėjo, anksčiau būdavo taip, kad ateina klientas, jisai pasižiūri katalogą ir jisai perka katalogo kainą. Dabar klientas ir jokių nuolaidų jis negauna, nes, reiškia, jam kokią kainą paduoda, tokia katalogija kokia yra, jis tokia užsisako. Dabar yra privalumas toksai, kad mums nebūtina turėti fizinių klientų, mes galime juos turėti, tai nereiškia, kad reikia jų atsisakyti, bet mes galime pasiekti daug daugiau žmonių, tai reiškia, kad savo klientus mes galime pakviesti būti ir tuos, kurių mes fiziškai nepasiektumėm. Iš kito miesto, iš kitos šalies mes tiesiog galime aprėpti su interneto galimybėmis daug daugiau klientų. Ir dabar žiūrėkit, ką mes, reiškia, gauname visada nuo savo užsakymą, jeigu esame statuse klientas. 15% grįžtamoji nuolaida visada. Padarėme užsakymą, pavyzdys. Už 100 eurų užsakiau šitame kataloge, sekantį katalogą atsidarau, 15 eurų jau manęs laukia mano virtualioji piniginiai. Tai reiškia, 15 eurų man grįžo nuo buvusio užsakymo ir aš tos 15 eurų jau panaudosiu darydama sekantį užsakymą. Ir taip tas ratas nuolat sukasi. Kitą kartą, tarkim, turiu 15, padariau už 200, tai reiškia 15 jau nemoku, 30 eurų jau lauks kitam užsakymui. Ir tokiu būdu mes turim tą, klientai turi tą grįžtamąją 15% nuolaidą. Ir kaip minėjau, jinai gali būti 25%, jeigu yra pirmame užsakyme Velosofy.
Taip, yra pristatymas. Labai dažnai iškyla klausimas, tai koks yra pristatymo mokestis? Pristatymo mokestis yra toks, koks yra paštomatuose, į namus yra šiek tiek brangesnis, bet įdomiausia tai, kad galima gauti nemokamą pristatymo pasiūlymą ir jis visą laiką prisijungus yra parašytas, už kiek reikia padaryti, net darant užsakymą jau yra parašyta, už kiek reikia padaryti, kad jūs gautumėte pristatymą nemokamai. Tai paštomatą užtenka 50 eurų užsakymo. Už asmeninį savo užsakymą ir kitas veiklas kiekvienas klientas gauna širdeles. Padarė užsakymą, padarė dar kitus veiksmus, pavyzdžiui, pasidalino su savo klientais, su savo draugais pasidalino nuorodą, vėlgi arba atliko dar kitus, nes kas katalogą kompanija informuoja, už ką bus galima gauti širdeles ir tokiu būdu mes renkame širdeles, o po to galima išsikeisti į gerus, populiarius gaminius pasimti iš grožio apdovanojimų širdelių programos. Ir kada mes pradedame naudotis ir klientai, kada pradeda naudotis, jie ateina, jie susipažįsta su naujais draugais, jie atranda naujus gaminius, tos gaminius išbando, įsimyli, jiem patinka gaminiai, jie gauna informaciją, jie naudojasi ir širdelių programa ir kitomis akcijomis. Ir jaučiasi, kad tai yra vieta, kur man yra gera. Todėl iš to seka veiksmas, kad jeigu man gera, tai gali būti ir mano aplinkai irgi gera. Ir tada kyla natūralus tiesiog noras, kad pakviesti, dalinti savo nuorodą prisijungimo ir pakviesti į savo bendruomenę. Kiekvienas atėjęs klientas, jis gali formuoti savo bendruomenę ir tai reiškia pakviesdamas už rekomendacijas gauna apdovanojimus. Reiškia, kai tik pakviestas žmogus, draugas, pažįstamas, giminaitis, nepažįstamas žmogus iš socialinių tinklų, senai matytas kažkoksai tai buvęs bendradarbis. Ta prasme, absoliučiai nesvarbu, koks žmogus, mes jį vardinkim draugas, kai tik jūsų draugas prisijungia ir padaro užsakymą ir jis prisijungia per jūsų nuorodą, ne per kažkur kitur. Jeigu jis prisijungs ten, sakykime, prie manęs, tai aš gausiu. Jeigu prisijungs prie Renatos, gaus Renata. Jeigu prisijungs prie Birutės, gaus Birutė. Ir taip toliau ir panašiai. Tai reiškia, dalinamės kiekvieną savo individualią nuorodą. Ir draugas pasinaudojęs jūsų rekomendacijomis tampa klientu, pateikia užsakymus ir 10% dalinimosi nuolaidą įkrenta į jūsų piniginę nuo kiekvieno to pakviesto žmogaus užsakymo. Padarė jisai vieną kartą, sakykime, už 200 eurų, tai 20 eurų jums įkrenta ir laukia jūsų virtualioje piniginiai. Padarė už 10 eurų, tai 1 euras laukia jūsų virtualioje piniginiai. Ir tai nereiškia, nes mes dažniausiai matom, kad tai būna tada, kai už pirmą pakvietimą. O čia yra, matot, žodis už kiekvieną užsakymą visada. Tai apsimoka tikrai dalintis informaciją, jeigu jums patinka, jeigu jūs mėgaujatės gaminiais, jūs atradot, kad jums gera, pasistengkite būti dosniu ir pasidalinti su savo aplinka, kad ir jiem būtų gera. Ir tuoj sukasi prezentacija. Taip, ir dabar mes turime 2 kategorijas, į kurias labai verta atkreipti dėmesį. Tai yra mūsų top gaminiai. Ir tai yra Novage linijos gaminiai, gali būti Novage Proceuticals, Novage rinkiniai. Ir Velosophy, gali būti klasikiniai mūsų Velosophy Wellness Pack moterims arba vyrams, bet gali būti ir visi kiti Velosophy gaminiai. Tai va čia yra mūsų top gaminiai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį ir su kuriais verta dirbti, kad pakviesti klientus. Bet kadangi tie gaminiai, kadangi yra premium klasės, kadangi jie yra populiarūs, kadangi jie yra daugiausiai dėmesio susilaukiantis gaminiai, tai koks tampa tikslas kliento, nes jis irgi nori turėti pačius geriausius mūsų gaminius, bet tikslas koks jo tada tampa? Už savo užsakymus visada mokėti 50% mažiau. Ką
Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad klientas tokiu būdu dalindamasis tas, kas jam patinka, gaminiais, dalindamasis, reiškia, gaminiais su jo nuoroda, tiesiog pakviesdamas į kompaniją prisijungti, visada gauna 10% nuo prisijungusio, reiškia, nuo pakvietimų. Ir tokiu būdu tie kaupiasi ir kas įvyksta, kad susikaupia suma, kaip ir minėjau prieš tai, kad tarkim padarė už 200 pakviestas, draugas už 200 eurų, 20 eurų jau jūsų piniginiai, kitas draugas padarė už 100 eurų užsakymą, 10 eurų jau jūsų piniginiai, vėl trečias draugas padarė už 50 eurų užsakymą, 5 eurai jūsų piniginiai virtualioj guli. Ir tokiu būdu susikaupia, jūs prisijungiat prie savo paskyros ir matote, o pas mane piniginiai yra ten pavyzdžiui 300 eurų. Tai reiškia, aš galiu jau daryti už 600 eurų užsakymą ir mokėsiu tik tai 300. Ir tokiu būdu tampa tikslas, kad už savo užsakymus mokėtumėt 50% mažiau. Ir tam jums į pagalbą yra Oriflame programėlė, kuri jums leis pamatyti naujausius gaminius, jų pasiūlymus, gauti informaciją, kiek jūs turite širdelių, žinoti, kaip pasikeisti, kas veikia. Galėsite lengvai pasidalinti nuorodą ir pakviesti draugus, kad jie apsipirktų. Iš tiesų labai puikus įrankis, su kuriuo yra daug paprasčiau ir daug lengviau dirbti. Na ir specialus toksai kaip ir pasiūlymas turintiems pakvietimą. Ką dabar aš noriu pasakyti su šita žinute ir ką aš noriu akcentuoti, kokius privalumus. Tai reiškia, kad, prisimenat, buvo klaustukas. Tai reiškia, kad jeigu jūs esate klientas jau iš seniau, tai jūs naudojatės visais iki tol išvardintais privalumais. Bet kada naujas prisijungia klientas, jis turi tą klaustuką, tą dar vieną privalumą, 15% pirmojo užsakymo nuolaidą. Todėl kviesdami ir burdami savo bendruomenę, būtinai informuokite, kad pirmas užsakymas iš karto bus su 15% nuolaida, o toliau visi kiti bus su, reiškia, grįžtamoji 15 arba 25%, 10% už pakvietimą ir kitos privilegijos. Na ir žiūrėkime, kasgi vyksta toliau. Lengva yra kurti savo istoriją, nes uždirbate iš grožio ir geros savijautos. Keliaujate išsvajotas atostogos su draugais. Čia reikėtų matyti savo tikslus. Ką aš noriu padaryti? Aš noriu uždirbti iš grožio ir geros savijautos. Reiškia, aš galiu kalbėti apie grožį, apie gerą savijautą, reiškia, apie velosofį gaminius. Turiu tikslą keliauti išsvajotas atostogos su draugais. Mūsų bendruomenė organizuoja keliones, išvykas, renginius. Kompanija organizuoja taip pat irgi įvairias išvykas, įvairias konferencijas, keliones. Tai yra puikus būdas keliauti. Taip pat uždirbant pinigų, turint pinigų daugiau, mes galime su savo draugais irgi keliauti. Taip pat, jeigu jūs turite savo svajonę sukurti savo gyvenimo ir darbo balansą, kad pavyzdžiui, jums nereikėtų dirbti nuo 8 iki 5, arba jeigu jūs dirbate naktinėse pamainose, kad jums nereikėtų dirbti visą naktį ir jūsų gyvenimo ritmas būtų sutrikęs, tai tikrai yra puikia alternatyva pasižiūrėti į šitą galimybę. Tarkim, jūs turite tikslą mokytis užsienį. Irgi galite savarankiškai apmokėti už savo mokslus. Greičiau sutaupyti norimą sumą naujam automobiliui, nekilnojamo turto pirmam įnašui. Visą tai galite padaryti, jeigu jūs, ką padarot? Jeigu jūs pakeičiate savo statusą iš kliento į verslo partnerio. Kodėl dabar taip sakau? Nes klientą aš išvardinau. Tai pagrindinis uždavinys klientam yra, kad mes pradedam per kliento statusą mokytis, kaip kurti bendruomenę. Bet jeigu mes turim daug didesnių tikslų ir norime sukurti savo istoriją įsimintiną, tai mums nebepakanka vien tik tai gauti 50% nuolaidą savo užsakymui mažinti.
mums tada jau yra aktualu uždirbti ir mėgautis papildomomis, reiškia, privilegijomis, papildomomis naudomis. Mes jau tada galime gauti komisinius, piniginės premijas, palaikymą, tarptautinės kelionės ir apie tai viską iš eilės. Taigi, nuo pat pirmos akimirkos, kai jūs pakeičiate statusą, jūs jau gaunate 20% ir negrįžtamai, o iš karto. Tai reiškia, jūs atėjote į katalogą, matot katalogo kainos, jums iš karto programėlė pritaikys ir elektroniniai parduotuviai darydami užsakymą, jūs jau iš karto perskaičiuos sumas ir matysite visas kainas jau su 20% nuolaida. Toliau jūs vėlgi irgi turite nemokamą pristatymo galimybę, išlieka pasiūlymas nemokamo pristatymo, taip pat turite galimybę rinkti širdetes ir už savo asmeninius apsipirkimus verslo partneriai gauna širdeles ir jas keičia į populiariausius gaminius. Taip pat su prenumerata pasinaudoti pasiūlymu ir lengviau suformuoti sveikos gyvensenos įpročius, nes 25% grįžtamoji nuolaida ir nemokamas pristatymas. Tai reiškia, kada mes padarome Velosofy gaminių prenumeratą, mes galime tik vieną, pavyzdžiui, užsisakiau kažkokį tai vieną produktą, ar ten wellness paką, ar kažkokį kitą produktą pasirinkau, tai tas vienas produktas gali ateiti ir man nebus taikomas joks mokestis. Tai yra iš tikrųjų privalumas tiems, kas nori ir ateina vien tik tai dėl, sakykime, Velosofy gaminių, dėl sveikos gyvensenos. Kita programa, kuri galioja verslo partneriams, tai yra programa Plus. Ir ji galioja nuo 150 BP, nes jau čia įsiveda premijiniai taškai ir pagal juos yra skaičiuojama jau visas rezultatas toksai. Tie taškai reikalingi tam, kad būtų suvienodinta sistema dėl valiutų, dėl skirtingumo, dėl PVM, dėl visokių kitų tokių mokesčių, tam, kad būtų vieninga sistema, viskas yra skaičiuojama taškais atitinkamai pagal kiekvienos šalies, reiškia, ekonominius rodiklius ir kitus finansinius parametrus. Taigi, programa Plus nuo 150. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad verslo partneris gali pats asmeniškai padaryti 75 BP užsakymą ir jeigu jis turi pirmo lygio klientų, tai ir jie padaro ne mažiau negu 75 BP, tai reiškia sumoje gaunasi 150, tai nuo užsakymų vertės yra išmokama 10% papildomai ir tie pinigai irgi įkrenta į virtualią Oriflame piniginę. Ir pakeitimas grožio verslo atstovo arba kitaip tariant grožio verslo partnerio kainuoja, tai yra 10 eurų mokestis, narystės mokestis metam ir tai yra už specifinę programėlę, kuri yra verslo programėlė. Tai yra mokestis, kuris galios, reiškia, vieną kartą sumokate ir visus metus galėsite turėti tokį mobilų ofisą savo telefone ir naudotis ir matyti visas ataskaitas, visus duomenis apie savo komandą, apie savo verslą, tiesiog kelių mygtukų paspaudimu. Taip pat, ką jūs gaunate kokius privalumus. Tai yra tiesioginė 20% nuolaida, apie kurią kalbėjome. Jūs gaunate 10% programą Plus irgi, kurią jau paminėjau. Jūs gaunate kvietimą dalyvauti Baltijos šalių konferencijoje, jau pretenduojate į kitas premijas. Ir taip pat jūs gaunate nuo 10 iki 23% struktūros premijos. Ir pasižiūrėkim, kaipgi reikėtų tuo visų naudotis. Reiškia, pradėti iš tikrųjų yra labai lengva. Naudojate gaminius, kuriate savo istoriją. Tai yra tikra istorija. Panaudojau, žinau, kaip jaučiuosi, žinau, man patiko, nepatiko, kas patiko. Apie tai dalinuosi su savo aplinka ir pradedu uždirbti ir pamatau pirmasias naudas, reiškia, kaip klientas, ir tada jau kviečiu žmonės tapti savo bendruomenės dalimi. Galiu tą pradėti daryti būdama klientė, bet kada jau esu verslo partnerė, tada aš žymiai dažniau, intensyviau darau, nes aš jau turiu tam tikrą susikūrusi tikslą, ne vien tik sumažinti savo užsakymo sumą.
Taigi, mes keliamės tikslus, verslo partneriai keliasi tikslus ir pasižiūrėkime trumpai, kokie tie yra tikslai. Tarkim, tapus verslo partneriu, pirmasis tikslas, kurį keliamės, tai yra 12% lyderis. Ir 12% lyderis gauna pajamas apie 200 eurų per katalogą. Priklauso, gali keistis, nes priklausomai kaip išsidėlios grupė, ar ten, sakykime, bus žmonių, kurie vien tik ateis klientai, ar ten bus lyderiai, kurie turės grupės. Bet vidutiniškai man tai yra maždaug apie 200 eurų. Jeigu mes įvykdom šitą žingsnį, mes keliame sekantį, tai yra direktoriaus titulas ir vėlgi gauname jau iš karto ne tik tai, kas katalogą pajamas, kurios yra nuo 7 iki 900 plus minus tokiam vidurkiai, bet įvykdę kvalifikaciją mes gauname ir 1000 eurų vienkartinę piniginę premiją. Po šito tikslo mes žengėme toliau ir sekantis žingsnis, kurį tiesiog reikia savo žinoti ir susidėlioti, tai yra auksinio direktoriaus titulas. Auksinis direktorius jau vyksta tarptautinė konferencija, jis yra kviečiamas, jau yra tarptautinėje scenoje pripažinimas, sveikinimas jis gauna 2000 eurų piniginę premiją, bei jo vidutinės pajamos yra apie maždaug nuo 2000 eurų per katalogą. Sekantis žingsnis, toks rimtesnis žingsnis, tai yra deimantinio direktoriaus titulas ir tada yra nuo 5000 eurų per katalogą pajamos, tai yra vienkartinė premija 6000 eurų piniginė premija ir 2 kartus jau yra pripažįstamas ir sveikinamas ant tarptautinės scenos konferencijose. Na ir kaip mes galime tą padaryti ir nuo ko reikėtų iš tiesų tai pradėti, tai mes turime su jumis, kaip ir minėjau, daliname savo aistrą, savo gaminiais, kurie mums patinka, kviečiame žmonės uždirbti kartu, kad jie uždirbtų, kad jie pasinaudotų galimybėm, bet tuo pačiu, kad ir mes uždirbame, tada kartu su komanda. Nes garantuotai nuo komandos jūs gausite 10% struktūros premiją. Tai reiškia, nesvarbu, ar kviesit klientus, ar kviesit verslo partnerius, nuo visų jūsų žmonių, kurie yra struktūrai, ir čia jau nekalbama vien tik apie pirmą lygį. Čia jau yra kalbama apie visus žmonės, jūs gausite 10%. Ir pažiūrėkim, kaip iš tiesų tie 10%, kaip tie 10% bus skaičiuojami. Reiškia, jūsų bendruomenė auga, jūs papildomai uždirbate. Ir pagal marketingo planą yra 3, 6, 9 ir taip toliau lygiai. Nuo visų bendruomenės užsakymų. Ir matot, jeigu pirmame rate centre esate jūs, pirmame rate jūs turite tos žmonės, kuriuos pakvietėte jūs tiesiogiai, sekantis ratas tai yra jūsų žmonių pakviesti žmonės, būtų sekantis jūsų žmonių pakviesti žmonės ir taip nėra ribojama, kiek gali būti tų žmonių ir koks gali būti jūsų komandos skaičius. Faktas tas, kad kuo daugiau jūs turite komandoje žmonių, kuo daugiau turite žmonių, kurie kviečia kitus žmonės, tuo sparčiau auga ir jie, tuo sparčiau augote ir jūs. Ir čia yra gera žinia, kad nors yra pasiektas 3, 6, 9%, kompanija jum visada išmokės garantuotą didžiausią sumą ir garantuotą 10% nuo struktūros. Ką tai reiškia? Žiūrėkit, kad 10% garantuotai. Kaip vyksta? Kompanija, tiksliau automatiškai, programa paskaičiuoja. Pavyzdžiui, jūs pasiekė 3, 6, 9%, turėtų pagal planą išmokėti 3, 6, 9 ir kompanija paskaičiuoja, programėlė paskaičiuoja, tokia suma ir 10% suma. Jeigu suma 10% yra didesnė, visada išmokės 10%. Bet gali nutikti ir taip, kad 9% susidėliota struktūra bus didesni pinigai negu 10 standartiškai paskaičiuota, tai tada išmokės didesnę sumą. Tai va čia apie tai reikia atkreipti dėmesį, kad nors yra marketingo planas 3, 6, 9, bet visada garantuotai gausite nuo 10 iki 23%. Ir kodėl čia dabar tas yra iki 23?
Auga komanda, jūs pasiekėte vis didesnius lygius. Tai jau tada bus 12, 15, 18, 23. Bet tai dar yra ne viskas. Norite daugiau apdovanojimų, tai yra piniginės premijos. Nuo 1 000 iki 1 000 000 eurų galite gauti vien tik vienkartinių premijų. Ir papildomas premijas įgaunate nuo gylio. Tai reiškia, atsiranda direktorinės, valdytojo, auksinės ir taip toliau. Tai dar papildomai gaunate irgi tokias premijas. Tai yra iš tiesų tokiu būdu susirenka jau geri atlyginimai. Ir jeigu jūs turite draugų užsienį, būtinai kvieskite ir juos prisijungti, pasinaudokite tarptautinio rėmimo galimybę, plėskite savo verslą ir uždirbkite daugiau. Ir tam, kad galėtumėt pasinaudoti visom tom, ką išvardinau galimybėm, kompanija visada padeda. Ir kompanija šį kartą jūs kviečia išskleisti sparnus sėkmingam startui, nieko nelaukiant, jau šiandien. Tai yra labai svarbus momentas nieko netidėlioti, o pradėti veikti šiandien. Ir daug kas sako, kad vasara, atostogos, bet kaip tik yra kita galimybė. Pavyzdžiui, vaikai nebeina į mokyklą, turime daugiau laisvo laiko namuose, sėdime su vaikais pajūryje, prie ežero, prie upės, išėjom pasivaikščioti, turime daug didesnę galimybę susipažinti su žmonėmis. Žodžiu, tikrai turime daug daugiau ir vakarai plus ilgesnį yra. Turim daug tikrai didesnių galimybių ir kompanija paruošė rekrutavimo akciją. Tai yra akcija, kuri galioja 3 katalogus ir vadinasi Švytėjimo komanda. Ir jį kviečia prisijungti absoliučiai visus, tiek, gera žinia, tiek klientus, tiek verslo partnerius. Reiškia, jeigu jūsų statusas yra klientas, jūs galite irgi dalyvauti šitoje akcijoje. Jeigu jūsų statusas yra verslo partneris, jūs būtinai privalote dalyvauti šitoje akcijoje. Ir dabar ką gauna? Pateikite, reiškia, naujokai. Tie, kurie dar nėra pakviesti. Prisimenat, mes klientų žiūrėjom, kokie yra privalumai. Pirmam užsakymui 15%, grįžtamoji nuolaida nuo 15 iki 25%. Toliau mes kalbėjome, kad yra visi kiti privalumai, jūs juos prisimenat. Ir ką dar gauna? Pateikia, ateina naujas žmogus, jis prisijungia laikotarpį nuo 7, 8, 9 katalogai. Ir jis gauna savo, reiškia, padaręs užsakymą už 35 eurus, gauna lūpų dažų laikiklį ir lūpų dažus vos už 1 eurą. Tai reiškia, kad tas laikiklis, tas apvalus, kuris prisiklijuoja prie telefono nugarėlės, ir lūpų dažai bus jums įdėti, jūsų tiksliau naujokam, įdėti į užsakymą. Tai yra tikrai nuostabi žinia ir juos lengviau pakviesti, nes yra atskiras pasiūlymas rėmėjams. Rėmėjai tai tie žmonės, kurie jau yra kompanija ir kurie kviečia. Tai reiškia, jūs visada akcija galioja ne tai, kad ten, tarkim, dalį padariau rezultato vienam katalogui, dalį kitam, dalį trečiam. Ne, visą laiką yra fiksuojama šitas katalogas. Padarysit šitam katalogui, pakviesit vieną naują ar klientą, ar verslo partnerį, nesvarbu, kaip jisai prisirinks, kokį statusą pasirinks, jis padarys užsakymą už 35 eurus, jis pasims savo dovaną, o jūs už tokį žmogų gausite dovanų už 1 eurą, aviatoriaus madingus šiuolaikiškus akinius nuo saulės. Jūsų užsakymas privalo būti ne mažiau negu 50 eurų katalogo kainomis. Tada kitas etapas yra, reiškia, iš vieno katalogo, tarkim šitam katalogė, dar mes turim visą savaitę, jūs padarėte reiškia, paregistravote, pakvietėte prisijungti vieną žmogų, jis įvykdė sąlygas, jis pasiema savo dovaną, jūs gaunate aviatorių sakinius pasimat. Išmokote, kaip reikia daryti, o galbūt ir per šitą savaitę jūs suskupsite ir padarysite, nes vėlgi jūs matot, kokios lengvos sąlygos, tik 35 eurai užsakymas. Ir dar gauna naujokas dovanų. Tai pakviečiate 3 tokius žmonės ir už dabar žiūriu, toj palaukit, kokią čia, už kiek už eurą, man rodos, irgi gertuvę gaunat. Toj pasitikslinsiu, nes nenoriu jums netiesos pasakyti, noriu visišką tiesą pasidalinti.
Tuo pasitikslinčiu, čia labai mažom raidelėm parašyta. Taip. Gertuvė taip irgi už 1 eurą, bet reikia 3 naujų žmonių per katalogą. Ir kaip minėjau, jeigu bus 7 katalogė 1, 8 katalogė 2, gertuvė jums nepriklausys. Jeigu arba 7, arba 8, arba 9 katalogė padarysite, reiškia, bus per 1 katalogą 3 tokie naujokai vykdė sąlygas, jums už 1 eurą bus gertuvė. Toliau, jeigu jūs padarysite 4, tai jūs tada per katalogą, vėl kalbama, ne? Jūs gausite kosmetikos krepšelį su LED veidrodėliu ir to kosmetikos krepšelio kaina jums bus, žiūriu, krepšelis už 3 eurus. Reiškia, kosmetikos krepšelio kaina, aišku, be gaminių, nereikia įsivaizduoti, kad gaminiai ten bus, su veidrodėliu puikus, kelioninis, gražus krepšelis, tinkamas labai vasarai. Jūs gausite už 4 pakviestus ir sąlygas įvykdžiusius, nesvarbu, ar tai bus prisijungę verslo partneriai, ar tai bus klientai. Toliau, už 4 jūs galite rinktis. Ir čia gali būti taip, kad vienam katalogė padarėte 4 ir pasirinkote ten, sakykime, krepšelį, kitam katalogė vėl padarėt 4, pasirinkote kuprinę. Gali būti kuprinė ir kuprinės kaina yra šiaip visų gaminių galima, irgi 3 eurai, šiaip visų gaminių galima gauti po 1. Tai reiškia, vienas žmogus, kuris dalyvauja šitoj akcijoje, jisai gali susirinkti, pavyzdžiui, ne 3 kuprinės, bet jis gali susirinkti kuprinę, reiškia, visą akciją. Akiniai, gertuvė, kuprinė, krepšelis. O patys jau tobuliausi ir daugiausiai pasiekia, daugiausiai ambicijų turintis, daugiausiai drivo per vasarą turintis. Ir čia jau nebesiskaičiuoja, kiek jūs padarėt kuriam katalogė, tiesiog visos akcijos laikotarpiu, jeigu jūsų sąskaitoje yra 15 pakviestų naujų partnerių ar klientų, kurie įvykdė sąlygas po 35 eurus, jie visi gauna laikiklį su lūpdažiu iš Wound kolekcijos, o jūs gaunate už 5 eurus išskirtinį, unikalų, fantastišką, labai modernios, madingos spalvos lagaminą, kad prasidėtų jūsų kitas gyvenimas ir išsiskirtumėte iš minios. Taigi visos akcijos sąlygos yra čia ir jūs dar kartą matot, kad yra tikrai daug laiko. Tai jeigu žiūrime, toks tarsi brūkšnelis yra, jeigu žiūrime akiniai, gertuvė, krepšelis ir kuprinė, tai yra, skaičiuojasi konkrečiai per katalogą, kiek padaryta, tai po brūkšnelio lagaminas skaičiuojasi per visą akcijos laikotarpį. Tai tikrai yra puikiai akcija, labai kviečiu pradėti veikti jau dabar, bet vėlgi veikti, galvokite ne vien tik apie save, galvokite ir kad jūs galite, nes pažiūrėkit, koks yra momentas, jūs galite pakviesti tokį žmogų, kuriam labai patinka, kuris yra labai azartiškas, kuriam labai patinka dovanos ir jisai, atrodo, atėjo tik ir jis gauna lūpdažį dovanų su laikikliu, bet jisai pamatęs akciją, jisai susižavi, susidomi ir jis pradeda veikti, reiškia, ir kviesti tada kitus. Taip, kad dalinkitės, kvieskit, nes tikrai yra puiki akcija.